Opa. Panašiai ir gaunasi. Nu, kon jūs, labą dieną. Labą dieną. Sveikinamės prie visų trijų, kol kas čia esamų trijų mano mašinyčių. Ir šiandien grįžtam į neįdomių pokalbių epizodą. Pašnekėsim, kas vyksta su visom mašinom, nes vieni projektai kaip ir truputėlį dingė iš kanalo, kiti juda, galbūt lėčiau nei visi tikėjomės ir dar yra šiokių tokių naujienų. Nuo ko dabar pradedam? Kas rašinėja? Tai va, Škoda. Liūdni reikalai. Su Škoda šiaip spėjom nuvažiuoti, man atrodo, į 3 renginukus. Jeigu rasiu, pridėsim medžiagos čia, tai apsilankėm pas Luką sausio mėnesį sezoną atidarėme. Tada buvom lediniuose ratuose. Kur nelabai sekės, sugalvojau padalyvauti garsiausiai išmetimo rungtyj ir bent jau nuotraukyti įdėsiu, tai ties va šitą vietą mes prapūtėm galvos tarpinę. Vėl, tai realiai praeina metai laiko, kaip aš ją turiu ir vėl galvos tarpinė, vėl realiai vos ne variklio kapitalinis, jau tada susistiprinti ir kitas variklio vietas. Bet realiai vien tik dėl to šita mašina kol kas ir buvo pastatyta, tuo labiau, kai atsirado Lada, sugalvojau, kad daugiau laiko ir investicijų norėtųsi ten įdėti, kad vis tiek kažkaip daugiau smagumo, visiems įdomiau ta mašina, kaip ir man, tai dėmesys buvo tenais. O toliau aš net nežinau, ką pasakot, dabar kas stiklo net nekeičiau, salonas realiai kaip nuo paskutinio video vis dar išardytas. Išsiėmė buketas, nes tas buketas dėjosi Ladai į keleivio vietą, kai važiavome į Kačerginę, tai čia kitas buketas tiesiog įmestas, kad būtų galima nuvaryti nuo tralo. Apsilankėm ir pas mūsų sezono atidarėme, bet jau nieko neberaganėjom, tiesiog pastovėjo ir galėjot pamatyti, kas buvo vietoj. Tada čia liūdnesni reikalai. Kaip liūdnesni. Realiai jis stovi netoliese už vartų vien tam, kad čia kieme neužiminėt vietos ir naudojamas kaip paprastas sandėliukas. Tai nežinau, ką čia. Turbūt nerodysim visų šrotą, bet čia yra ir ne mūsų bamperių, bet priglaudėm Viliaus Miatas. Kompresorių dar tik reikia išsiimti, nes čia žodžiu. Bet kol kas realiai negaliu pasakyti, kada Škoda sugrįš į eterį, nes dabar jau stiklas kaip ir nebėra pirmenybė. Aišku, reikėtų pasikeisti, kad nepiltų to vandens į saloną. Ir dabar stovi bala tiesiog po kojom, buvo lietaus. Bet jo, iš tikrųjų biški liūdna, kad ji taip tiesiog kol kas bent jau pabaigė savo gyvenimą. Kažkada ir tikrai prisikelsim, persirinksim vėl variklį iš naujo, gal susistiprinsim smeigės ar dar kažkas. Bus galima ir šaudyti drąsiau ir dar agresyviau ir žiūrėsim, kas gausis. O kol kas jo, tiesiog stovi, renka dulkes, draudimo nėra, technikiniai irgi toj pasibaigs ir, liūdna, bet ką padarysi. Judam čia. Ką apie dizelį pasakot? Truputį grįžo traukos pasikeitus map sensorių, nusuko sankabą. Pagaliau nusuko sankabą. Aišku, ne pati, aš labai smarkiai prie to prisidėjau visokiom saulutėm ir sankabų spardymais. Legaliose vietose. Sveikučiai. Darbuojas prie devim. Kažkur įdėsiu šitą prie jos dalykų ir sugalvojau pagaliau sankabą pasikeisti, nes buvo dar truputėlį paspardyta, buvo pasivažinėta, pradėjo jau pastoviai velt, važiuoju, kai su kokiu automatu būčiau. Galvojau, nefilmuosiu, nes, kas čia sankabos keitimas, paprastas reikalas, bet buvo įdomu, kaip ten pas mane su smagračių reikalai. Tai
Pažiūrim. Čia turim... Prožikas išsikrovė. Palaukiam. Čia yra mano senas sankabos diskas. Kaip matom, čia jau yra blogai. Ir jeigu pastebėsit, yra netolygus toks susidėvėjimas, kur čia dar matosi kaip ir grevelis, bet viršui nieko nebėra. Suplanėja. Tai turiu čia ir smagratį kitą, bet čia kem 6 netinka. Ten diskelį turiu kitą, kur galvoju užsidėsiu. Čia vat yra diskatorius mano. Kai pasižiūri, jis toks matęs tokių įdomių dalykų. Ir dar irgi, Lukas sako, jau čia, kai diskas toks, prisidėk plokštumą. Suprantat, ką dabar bulgarkę šveisim? Nešveisim. Tai žodžiu, reikia ir diskatoriaus, ir diskelio, ir su tokiais reikalais, aišku, smagratis irgi ne iš gražiausių. Kai aš sakiau, kad jis klyba, manim nieks netikėjo, kad jis man visus metus gali klybėt. Ką jau darysi? Aišku, liūdina tas, kad smagračių kainos yra pakankamai rimtos šitiem varikliam. Jeigu kas keitė, tai žino, kad realiai sankabos komplektai eina kažkur apie, ne tik sankabos su smagračių kartu, eina kažkas apie 500 su viršum. Bandysim pasidaryti tą patį modą, ką Lukas E30 pasidarė, kad jisai susidėjęs vienmasio komplektą. Ten Ching Chong Ping Pong firmos, kas bus biški pigiau. Ir kartu, jau kadangi dėsis vienmasis smagratis, panaikinsim šitą šuduką. O čia yra tas kaip ir vožtuvėlis, kuris sulėtina, kaip ir, nežinau, kaip paaiškinti normaliai reikėtų. Spyrėt sankabą, ane? Ir kai jūs staigiai atleidžiat kojytę nuo pedalo, tai gaunasi šitas šūdas padaro, kad jums pedalas grįžtų iš lėto, ramiai, o ne dzik padarytų. Tai mes jį panaikinsim, kad kai spyrėm, jis neduotų praslyst, o jis padarytų dzik. Kad taip, dzik, griebė, negriebė. Tai... Nes jis čia labai paprastai. Ištraukė klipsas ten ir šitie būdų galai tiesiog vėl susijungia. Čia truputuką pasiorinti tada reikės ir viskas. Bus paprasti reikalai. Turėsim labai griebiančią sankabą. Ir, gal ne tokios naujienos, kokiu aš čia norėjau. Aišku, čia su tais visais mano... Važiavimo garsais turbūt nieko kito ir nereikėjo tikėtis. Bet kažkam gal gera pamokėlė, jeigu jau pradėjo barškėt, darytis, slyst. Suinvestuokit greičiau, gal nereikės tada mano klaidų kartot. Laukiam, turbūt jau rytoj ateis smagratis ir žiūrėsim, kažką čia išmąstysim. Tai va, išsėmiau čia tą ribotuvėlį sankabos cilindriuko. Tai atgal viskas, kai susijungia, atrodo taip. Tai va, čia jis tiesiog, kai buvo stovėjo šičia, jungiasi tie abudu galai. Čia tas pats originalus klipsiukas lieka įsistatęs, tai ten viskas gerai, lieka ir tas laikiklis originaliai. O čia, paprasčiausiai, nežinau, kiek čia matysis, bet yra tenais tokia siauresnė skylutė. Ir dėl to tiesiog riboja pratekėjimą stabdžių skysčio. Ko pasekoja gaunasi, kad truputuką lėčiau atleisdinėja tą cilindriuką. Ir viskas. Smagratis nuimtas, tuo jau turi už poros valandų atkeliauti naujas. Ir dėsim naujas detalės. Nepraėjo ir porą valandų. Tai jau ir smagratis vienmasis. Sveria visai čia neblogai. Tikrai sunkesnis nei dvimasis. Reikia susižiūrėti. Šiaip starterio dantukai žymiai mažesni. Žymiai siauresni, va dabar tik dėmesį atkreipiau. Kas čia dar su juo, nežinau, galiukas, tas pats. Dabar mane kas sudomino. Aišku, čia daug kas priklauso nuo viso šito frikcinio paviršiaus, kaip jis ir iš ko jisai darytas. Bet jisai gaunasi toksai siauresnis. Kiek čia matas, bet ten dar prasišviečia. Tai prasme, kad šitas būtent plotas yra didesnis nei to naujo. Bet nežinau, čia neturėtų sudaryti to skirtumo, vis tiek sakau, tai keramika, jeigu taip pagalvojus, kai būna ten 3-4 lapeliai ir laiko, tai čia gal irgi kažkas biškį labiau sportiškesnio, visgi Nexus Automotive Professional Clutches. Tai
Gal čia kažkas, ko aš dar nesuprantu, nedabrendau. Išminamas, aišku, varžtukų komplektas, viskas yra. Dedam, bandysim, testuosim, žiūrėsim, kas čia gausis. Jo, kas nematė, yra vasariniai ratukai visai gražus. Aišku, dabar negražus, nes purvini, kai visą laiką. Vėl, turėjom lietaus, kam jas plaut, kai kitą dieną lyja. Vasarinė išvaizda, tik tiek ir galiu pasakyti, nusileidau koilus truputuką ir įmesiu šiaip, sankabos keitimą filmavau, nes, aš planavau pasiimti tiesiog naudotą diskelį, įsimest, nes dar neaišku, kada tas variklis išsiminėjo ir panašiai. Tai galvoju daug, kad neinvestuoti tiesiog, kad dar pusmetį pavažiuotų. O ten nuserdom ir vėlgi, varom su klipais, pasižiūrim, grįžtam čia. Čia tada keičiam sankabą, labą dieną, žiūrėkit čia b***da. Kas dar? Jeigu netyčia yra kažkokių mano kaimynų, kurie žiūri, aš jūsų šunim tą patį padarysiu. Jo, jeigu randu, kieno šuo tą padarė, aš jūsų šuniui tai padarysiu. Kas dar? Paturėjom šiokį tokį, sakykim, agresyvesnį pusiau slalomo važiavimą legalioj teritorijoj. Ir atsirado dar tokia kaip ir nedidelė problemytė, kad man pasirodo užvirė stabdžių skystis. Kas pirmą kartą atsitiko man su šitą mašiną, patys stabdžiai realiai neperkaito. Nežinau, sakiau ar ne, aš susidėjau Zimmermano diskus ir ATE kaladėlės. Diskai grįžiuoti ir raižyti ir labai man šiaip patinka, kaip jie reaguoja. Cypimų nėra, nežinau, kad daug kas sako, kad Zimmermanai ir ATE tai yra tas derinys, kuris žiauriai cypia, bet šiaip viskas normaliai, jokių problemų, man cypimų nėra ir važinėjau turbūt 1,5 metų, bet pagaliau net laikė stabdžių skystis, tai reikės dar tą pasikeisti. Rankinio vis dar nėra. Prieš pusmetį, daugiau nei pusmetį žadėjau, kad dėsim rankinį, jo vis dar nėra. Gal greitai pajudės tie reikalai. Tiesiog realiai reikia pasidaryti, išsiimti ABS-ą, dabar ir taip važinėjau jį atsijungęs, tai man jokio skirtumo vairavime nebus. Jo, kadangi sudėta vienmasės sankaba, vienmasis smagratis su sankabos komplektu, gal bandysim kažkada ją išstemti į kačerginę kartu su Lada, pabandyti padarniuoti, pažiūrėti, kas vyksta su normalia sankaba ir kiek to 2 litro dar gyvumo yra. Trauka pilnai negrįžus ir nebesugrįž. Aišku, variklis matęs lygiai tiek pat, kiek sankaba, tai nieko stebėtino. Galim pažiūrėti saloną. Man yra įdomi jūsų nuomonė. Kiek klausinėjau žmonių gyvai, vieni sako gražu, vieni sako negražu. Atsirado vairiukas, atsirado Nardi vairas. Pala, pirator. Ne visada durys atsidaro ir galiu įeiti. Tai Nardžio vairiukas, originalus Nardis ir pipciaus trūksta, bet čia jau kita tema. Yra, kaip jums įvertumėt visą bendrą vaizdą, nes prie E90 jis toks klasikinis vairiukas, kaip ir tinka, kaip ir netinka, bet man įdomu jūsų nuomonė. Palikt, nepalikt, gražu, negražu, aišku, vairą aš greičiausiai vis tiek pasiliksiu, kol kas. Ne šitą, bet kitą, bet žiūrėsim. Tai šiaip su Bucketu visai patogiai važinėjasi, pripratau, man gerai. Ir viskas. Tada reikalai persikelia prie Lados. Atiturėjom tą vieną testą kačerginiai, po kurio išlindo visai nemažai dalykėlių, bet jau turbūt, kad yra finaliniai. Praeitam šitų abiejų realiai mašinų videkė sakiau, kad darysim Frankensteiną tarp abiejų, kad Lados variklis imsis dėsis į E9. Po testo kačerginiai supratau, kad aš to noriu, bet ir nenoriu. Realiai atėjo tokia mintis, kad tiesiog paimt Ladą ardyti realiai kaip randalių gautus. Aišku, jo, yra sterintas kitas variklis, bet jis atmosferikas, iš paprastos kregždės, tai dėti ją ir turėti ją kaip atmosferiką, nebelimpa ta idėja, tikrai nemeluosiu, nebelimpa. Žiauriai smagiai važiuoja, taip, reikia dasibaigti dalykus, reikia dasivesti iki galo, bet čia ir yra tas smagumas, sakykime. Jo, po kačerginės dar truputėlį padirbėjom be kameros, tai visgi išsiaiškinom. 3 babinos yra absoliučiai padvėsusios, gavau progą prasitestuoti su naujom, tai po 2 kaitaliojus ir labai aiškiai pasijautė skirtumas, įsidedi naujas, kala ta žiežirba, atrodo net šviesytėm tenais stojo skilutį žvakės, o senos jos vos netgi girdis, tai tos kaip rykšties irgi nėra, tai reikia 3 naujų babinų 100%, 2 irgi yra tokios ant klaustuko, tai realiai reikia 5 babinų, viena visiškai gyva, atrodo kaip niekur nieko, tai ją ir paliksim, tada susidėjus naujas babinas, nes
vėlgi, sutapimas ar ne, tos, kurios arčiausiai turbinos, tos ir nukepė. Tai reikės daryti skarščio kažkokią juostelę, apsikliuot bobinas, gal irgi tą aukso juostelę, grandinės tempėjas galimai tepalą leidžia, reikia tą susižiūrėti. Turbūt, kad tiek reikalų. Pasimatam kompresiją. Viskas kaip ir normaliai, po 90 barų, dar sakykime padoriai, visuose vienodai, neskaitant 5 cilindro, kuris įpučia vos 5 ar 6. Nu, vėl, kiek žinau, šrotinis variklis, reikia džiaugtis, kad jis vis dar važiuoja. Garaže guli išardytas kitas blokas, tai reikia susirinkti, bet jam trūksta dalių. Vėlgi, man jau pradeda trūkti laiko ir dėl to šitie projektai stovi. Pasikeitė salone reikaliukų. Taip, operator. Per kur čia tave įleisti? Iš galo turbūt, ne? Tai matos. Įkritom. Įsidėjo kitas shifteris. Čia jeigu kas žiūrėjo Igno video, tai yra būtent Igno krekždės senas shifteris. Čia jau pati dėžė turi nemažai judėjimo, bet nėra tragiškai, nėra gerai. Tai jo, chassis mount shifteris, labai trumpų perdavimų pasidariau realiai. Bet dabar nesijungia. Nu va, tai tiek, ta prasme, eigos yra, nepatogu iš tos pusės rodyt, bet, nu, galit patys suprasti. Tada apsukau realiai rankinio rankenėlę, nes ji buvo kaip paprastos mašinos, žiūrėjo tiesiai iki čia. Trasoje važiuojant bandydavau griebti ir man gaudavos, kad ranka nuo vairo trenkėsi į shifterį, po to savo į koją, neradau rankinio, atgal ant vairo ir bandom kažkaip gelbėti. Tai dabar sėdint yra labai patogu nuo vairo tiesiog griebti rankinį, išsibandysim šitos reikalus. Nuimti yra overfenderiai. Dėl vienos paprastos priežasties. Šiaip overfenderiai atlaikė. Nikita irgi gerai pasidarbavo, tos išpjovos, viskas puikiai, nieks neskylo, nieks nelūžo. Dar prieš tai prieš overfenderius. Trasai, kai minėjau, kad sulūžo tas kill switchas, tai šiam momentui veikia, ačiū Poškai, pasakė, kad ten galima įmesti akmenuką ir tam kartui veikia. Tai kol kas persivarinėt garažę, turim tokį variantą. Čia dabar yra tas accessories, pirmas režimas. Čia buvo kažkas, nežinau kas, nieko nedarė knopkė, padarėm degimą. Šitos reikalus dar tvarkysimės, noriu normalaus kill switcho pasijungti atgal, kad būtų ir pagal tą patį reglamentą. Ir man atrodo valytuvų nepajungiau, bet žodžiu, čia jau kiti reikalai. Planšetė veikia idealiai, viskas matėsi, perstariau skydelį, kažkada parodysim gal truputėlį, kam bus įdomu pasižiūrėti iš arčiau, kaip tie visi reikalai vyksta. Ir salone man rodos, kad tiek pakeitimų, tada ateinam į galą. Tai va, toks truputėlį labiau informacinis video gausis ir gale, kaip sakiau, kodėl nusėmiau overfenderį. Realiai labai pasijautė reikalas, kad čia visgi nėra pakankamai atstumo, duodi gazo, šikna susėda ir čia net kėbulą taip visai normaliai išputė, tai reikia dar pjautis tiek čia visas vietas. Greičiausiai, kad iki tų pačių overfenderių varžtus kelių išsipjauti vidinės skardas, nes daužosi ir tas ir žiūrėsim. Realiai kažkas, kaip čia yra nulankstyta, taip ir reikia pjaut, atstatyti kėbulą atgal į vietą ir viskas turėtų būti gerai. Tada, jo. Dar iš darbų norėtųs pasidaryti, kad matyčiau kiek likę kūro, nes trasai truputį 2 kartus realiai nesužiūrėjau su to dalyku, tai tiesiog važiuoji, užgesai, neaišku kodėl, grįžti į pietus. Benzas baigės. Nesitikėjau, kad tiek kūro surys, nes kad ir kiek trasų spėjom nedaug važiavimų padaryti, susinaudojo kem 5 litrai. Aišku, dar ir nedirba normaliai, tai čia savi niuansai. Bet jo, pasakykit irgi, jeigu įdomu. Ar visgi imam iš laudos variklį, dedam ją devym ir iš šito pasidarom kaip ir daily driftkarą su sport pasais dar kažkuo, bent jau kol techas yra, turbūt važiuotume taip pasidžiaugt. Ar visgi paliekam ladą. O su E9 yra gal ir kitų planų, pabandysim kažką pasidėliot. O tada yra naujų projektėlių, bet čia negaliu parodyti, nes vienas projektas jau išvažiavo, jis sugrįž tikiuos, bet įmesiu trumpą klipą. Nupirkom. Tai va, dabar kai nufilmavom, tai ir... tu nefilmuoji ar filmuoji? Filmuoju, galiu važiuoti. Dabar, kai pasakiau, tai ir atsiminiau, kad šito dar negalim rodyti projektuko, kol neišeis jo video, nes gal kažkas gausis įdomus, bus labai keistos ir galimai juokingos įdomios serijos. Ir turbūt apie tą bildą ir tiek. Ten viskas kalbės, visas bildas papasakos pats už save. Labai netikėtai atsirado. Buvo tokia suma, kur buvo verta. Mašina realiai nėra net mano, bet kažkas gero gausis. Bent jau mes taip tikim. O tada yra pasiūlymas. Visi, kadangi mėgsta žiūrėti pirikūpinimo serijas, kaip gerai pas mus jau įrodė Hebra,
Yra toksai variantas, kuris nežinau, ar pamatys dienos šviesą ar ne, bet jis yra kieme, jis ten toliau stovi, mes galime eiti pasižiūrėti, vėlgi pasakysit, ar įdomu, ar norėtumėt pamatyti, kaip ir kas, ar ne, varom. Žiūrėkit, operator mašina, triper. Kol mes einam iki dar vienos gyvenimo klaidos, operator mašina. Ar būtų jums įdomu kažką pamatyti ar ne? Gal į slalomę mes operatorių nusiūsim? Dar operatorius sakė, dės spliterius. Tai gal irgi įdomu pažiūrėti, kaip jie ten dedasi, ką jis gero padarys. Nu ką, artėjom prie projekto? Aš jau matau. Varom žiūrėti. Beje, atsiminėt, ką sakiau Lados video? Jum yra nuolaidos kodas. Apsilankot hado.lt, panaudojot nuolaidos kodą Virintozė, 15% visai produkcijai. Sakykit ačiū, o mes sakom prašom. Prašau, turim BMW. Ką daugiau? Turim BMW E90, pre-faceliftas, 2 litrų, bet ne dizelis, benzas. Senas geras N46. Čia pasižiūrim, kas atsitiko su mašina. Važiavo dėdė, išlindo stirna, mašiną padarė kačiau. Tai turim, ką mes turim? Turim lempą. Turim lempą turim, žodžiu. Suvenyrai iš lempos krenta. Šiaip ieškom prifeiso Xenono lempos keleivio pusės. Dabar dar labiau negu anksčiau. Šiaip juokauju, ta lempa buvo sulaužyta, buvo bamperis, stirna prakirto radiką, išbėgo antifrizas, užkaito variklis, nes dėdukas galvoja, kad galima važiuoti nuo Rumšiškių iki Vilniaus. Ir dabar mašina kieme pas mus, jau mūsų. Turim nupūstą galvos tarpinę, turim kaitusias gilzes, nedirba. Per garažą įmanoma pervaryti. Tai iš Vilniaus antraliuko parsivarėm ir galvojam padaryti serijas, gal vienkartinės, gal daugiau tokių automobiliukų turėsim. Paėmėm pigiai, sutvarkom padoriai ir metam jau tą pliusą. Visada pliusė, ne? Kaip ten sakė. Bet tikrai galiu pasakyti, neužsiciklinsim ant to, nepereisim jokį prikūpinimo kanalą ar dar kažką panašaus. Aureolę užsidėsim, kad nejuokaučiau, šventasis būsiu. Ir vėlgi, nežinau, ir šitas projektėlis pamatys dienos šviesą, daug niuansų, niuansėlių. Jeigu nerasim variklio, irgi leisim detaliam, nes šiaip kol kas turim vienintelį pasiūlymą variklį už 1000 eurų. Hebra, nelogiška, nu ta prasme, šitie varikliai vaikšto po 400 eurų, sakykit, ką norit, bet štukę eurų už N46 2 litrį nebus. Ne. Tai va, tiek ir reikalų. Už kiek pirkom klausit? O čia jau pamatysit videkę, jeigu bus apie video. Tai va, hebryte. Tokie vyksta reikalai pas mus. Kaip pastebėjot, nėra E91. Gal kažkada atskirai pašnekėsim, bet greičiausiai, kad kanale ir nebepamatysim. Tai va, bet kol kas reikalai tokie. Tai dar noriu priminti, pasileidom Contribui, jeigu jūs norit prisidėti prie šito, ano, to ar dar kitų naujų triperių, galite užmesti euriukėlį, būsim labai jums dėkingi. Turit labai daug ko komentuoti. Škoda, E9, Lada, tas Secret mūsų naujas project. Parašykit, ką galvojat, kokios jūsų mintys, idėjos, pasiūlymai, dar gal kažką norėtume daugiau pamatyti. O mes šiandien jau ir atsisveikinam. Gal trumpesnis, gal neįdomesnis video, bet ne veltui neįdomus pokalbiai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio.